Labai neblogas biznis. Jo draugai iš Rubikonovo pakeitė man skaitiklį nuotolinio valdymo, nors aš jo nenorėjau ir aš priversta iš jų jį išsinuomoti, nes kitaip jie man skaičiuos kažkokią kitokią kubatūrą, aš irgi nieko tame nesuprantu, dėl šventos ramybės aš išsinuomojau, nors aš esu išprievartauta, aš nenoriu iš jų, tarkim, nuomotis, bet man atėjo ir mandagus vyrai man kažką pakeitė. Rubikonui nauda. Mano šiluminiam mazge stovi nesertifikuotas RubiSafe. Nuotolinio valdymo tas nesertifikuotas, nelegalus, jo negalima naudotis. Šiaip jau aš turėčiau nemokėti iš viso už šildymą, paduoti į teismą ir laimėčiau ko gero. Tai yra slapta, tai jums yra nekalbama, bet daugelio iš jūsų, va ten tuose šiluminiuose mazguose stovi nesertifikuotas, va tas aparatas RubiSafe'as, kur jie gali nuotoliniai valdyti šilumą. Įsivaizduot, kada jūs miegat, jie jums užvaro šilumą, o po to jūs daugiau mokat, kada jūs išeinat į darbą, jie užvaro jums daugiau šilumą nors ir daugiau mokat. O toks yra aparatukas, nu į ką? Nu, neturiu aš jėgų nei teistis, nei dar ką nors daryti, rastųsi daugiau principingų žmonių. Tai aš manau, nu,